Treneri, panašu, kad nepaisant viso pasiruošimo, šiandien rungtynės visiškai nesusiklostė komandai. Nesusiklostė. Čia atrodo, kad kitas Europos taurės etapas, tai ir kitas lygis. Kažkaip net nustebau, kad ir patyrę žaidėjai pasimetė, praradom žaidimo kontrolę, praradom savo žaidimą, ką kalbėjom, ką darėm. Gal tik tai trečio kėlinio vidury ar nuo trečio kėlinio kažkur taip sugebėjom grįžti, sustabdyti tą žaidimą, kad čia nebūtų baisus toks triuškinimas. Nustebimas man pačiam. Šiandien rungtynės pradėjo lyg ir visai neblogai, tačiau po to sekė duobė 16-0. Nepadėjo nei minutės pertraukėlės, nei pertrauka dar pirmo ir antro kėlinio. Kas nutiko tuo metu? Varžovų gynyba tapo agresyvesnė. Todėl, kad, sakau, praradom kontrolę žaidimui, praradom kontrolę su savo galvom. Galvojom, kad galima, jie visų pirma daug kibiau, daug agresyviau gynėsi, negu mes tikėjomės, ar buvom sutikę kitus varžovus. Ir toksai sukėlė tokį pyktį. Ir vietoj to, kad žaisti tokį komandinį žaidimą, tai norėjosi kiekvienam atsilyginti. Ir tas ir po vieną žaisti, gavosi taip, kaip gavosi. Daug buvo kalbų apie gynybą, bet panašu, kad 77 praleisti taškai išvyko nėra labai jau tragiškas rezultatas. Bet didžiausias problemas buvo puolime, ar ne? Taip, reikėjo visų pirma tos taškus dar kur praleidom, kad mes norėjom čia žaisti daugiau po vieną ir žinojom, kad jie žaidžia tą tokį uraganinį greitą krepšinį, visi bėgantis, metantys žaidėjai. Tai mes patys jiems sudarėm tokias sąlygas, kad skubotai žaisdami, neapgalvotai, leidome mesti tos taškus. O šiaip tai, aš galvoju, paskui pakeitus tą gynybą, galima sakyti, pusę velnio, mes tenai gynėmės, bet vėlgi reikėjo dar vieno kėlinio turbūt, kad susiorganizuoti, vėl grįžti į puolimą, kad žmonės gerai jaustųsi, kad galėtų pasitikėti savimi, žaisti taip, kaip turėtume žaisti. Šiandien Rolandas sužaidė blogiausias rungtynes šį sezoną, -1 naudingumo. Turbūt to pagrindiniai žaidėjai jo šalto proto ir pritrūko šiandien. Na, visuomet tai būna, kad prasideda viskas nuo galvos. Ir nuo suolelio, ir nuo to, kas daugiausia turi kamuolį, kas organizuoja visą tą žaidimą. Tai aš manau, kad ne vien tik tai Rolandas sužaidė blogiausias rungtynės. Čia nespėjau labai įsigilinti, bet žaidimo tai aš nepatenkintas daugiau ko. Galima sakyti, per savaitę Juventus sužaidė 3 rungtynės, gal ir tų fizinių jėgų šiandien šiek tiek jau pradėjo stigti, nes tokie žaidėjai buvo tarsi ir lietoki šiek tiek. Nei guostis, nei kažko skūstis negalim ir nenoriu. Taip, esam profesionalai, reikės žaisti kasdien, turim jėgų arba turim pasirinkti žaidimo stilių, kaip žaisti, kad tų jėgų užtektų. O ne bandyti atsilyginti arba primesti tokį pat žaidimą, kaip varžovai norėtų. Tai reikia daugiau įjungti galvas.